Adomai, dabar tema bus tokia mums ir žiūrovams, kad tikriausiai iš karto išsitiesim abu, net negalvodami studijoje, nes pokalbis labai aktualus, ypač tiems, kurie turi vaikų, kad nepražiūrėtumėm vienos itin opios problemos. Tai yra skoliozė, laikysenos yda, kurią medikai jau vadina šiuolaikinio jaunimo rykšte. Truputėlį pasitemk, dar Karolina, nes laiku nesusiemus šios problemos spręsti, laiku nesiemus gydymo apskritai gali grėsti netgi ir operacija, pasirodo, kas buvo tikrai naujiena, atrodo nugaros kaip ir toks pakreivėjimas, bet prie ko čia operacija? Pasirodo būna ir taip? Taip, tenka medikams imtis ir tokių priemonių. Beje, vienas iš būdų skoliozę valdyti ir koreguoti yra būtent Skroč metodas, o apie jį papasakos gydytoja kineziterapeutė, kurią specializuotis šioje srityje paskatino būtent pačios asmeninė istorija. Taip, mes kalbame studijoje su Giedre Mikelioninė ir su be abejo svečiu. Tai visų pirma, labas Giedre. Sveiki. Labas vakaras. Kokia yra jūsų, Giedre, istorija? Apskritai, kodėl jūs pasirinkot šito keliu eiti, nes akivaizdu, kad asmeninė patirtis čia daug žaidžia, ar ne? Taip, aš iš tikrųjų tvirtai jau nuo 7 klasės žinojau, kad būsiu kineziterapeutė ir gydysiu skoliozės, kadangi pati tokią turiu ir kadangi dar tuo metu nebuvo efektyvių gydymo metodų, tokius, kokius turime dabar, aš tikrai turiu tikriausiai tokią kaip misiją, ar ne, kad užaugus aš padėsiu kuo daugiau vaikų. Nuo 7 klasės tai šiaip labai ankstyvo amžiaus, kiek 14 metų kokių turbūt? Taip. Ir nusprendėt, kad šitas kelias yra profesija? Tikrai taip. Savo atveju pavyko suvaldyti skoliozę. Jeigu ją turėjote 7 klasėje, ar ją įmanoma pakoreguoti ir toliau gyventi pamiršus šitą diagnozę, ar tai jau yra viso gyvenimo darbas? Skoliozė tai yra jau viso gyvenimo darbas, iš tikrųjų. Kaip ir minėjau, kad kadangi kuomet aš gydžiausi ar ne, tai nebuvo labai efektyvių gydymo metodų, tai yra paprastos mankštelės ar ne, kaip ir dažniausiai yra skiriama sveikatingumo ar ne dėl stuburo, tai dar tuo metu nebuvo to išrot metodo ir įtvarų, tai, sakykime, aš tą skoliozę turiu ir suaugusiam žmogui yra visiškai, sakykime, Kiti gydymo būdai? Ne kiti gydymo būdai, tačiau dėl ko turėtų sportuoti, ar ne? Tai vėlgi yra progresija, ar ne? Tai yra skausmas. Tai vat. Kaip pasireiškia visi šie dalykai, tai galbūt pradėkime nuo to, iš vis paaiškinkime mūsų žiūrovams, kas yra ta skoliozė, nes ne veltui čia su kompanija pas mūsų studiją šiandien atvykote. Tikrai taip. Tai skoliozė iš tikrųjų yra trimatė stuburo deformacija. Jeigu aš tai parodyčiau ant skeleto, tai skoliozė yra stuburo ir krypimas, ir sukimasis, ir pasvirimas atgal. Tai yra toksai trimatis dalykas. Reiškia, vienas neina be kito, reiškia, jeigu yra problema, tai visame stubure. Visą laiką turi būti 3 dalykai, jeigu mes diagnozuojame skoliozę. O kaip jūs ją diagnozuojate? Iš vis kaip ją atpažinti? Nes yra tokių lygų, kur simptomai yra labai akivaizdūs. Čia yra stuburas, kaip jau kalbėjom, apgaubtas dar ir raumenimis. Kaip tėvams žinoti? Nes kuo anksčiau tikriausiai pradedamas koregavimas, tuo paprasčiau yra problema sprendžiama, tai požymiai. Iš tikrųjų, labai dažnai skoliozė yra nepastebima, kuomet apžiūrimas vaikas stovint ar ne, arba su drabužiais, tai yra privaloma iš tikrųjų, kad vaikas nusimtų tuos drabužius, atsistotų ar ne ir pasilenktų į priekį. Tai yra, toksai testas atliekamas. Kas matosi? Mes galime matyti krūtininį daly, vienoje arba kitoje pusėje, šonkaulinę kuprelę. Galite parodyti, jo. Gali būti šonkaulinė kuprelė, toks kalniukas. Vienoje arba kitoje pusėje gali būti, arba mes galime matyti juosmeniniai daly raumeninį volelį irgi. Arba kairiai, arba dešiniai pusėje. Arba gali būti, kad jie pasimato ir abu. Bet ar įmanoma jūs pamatyti tiesiog, gerai, vaikas nusiema marškinėlius ir tu gali iš karto, jūs kaip specialistė galite pamatyti iš karto, kad yra bėda? Taip, jis turėtų ir pasilenkti į priekį, ne vis laiką pastebima stovint, galima pastebėti, kuomet jau yra, sakykime, pažengusi skoliozė, bet kuomet mes įtariame ar ne, tai turėtų pasilenkti į priekį. Tada mes greičiau ją pastebėsim ir galėsime greičiau pradėti gydyti ir išvengti tos progresijos ir išvengti tų operacinių
Tai čia net ir tėvai plika akimi gali pamatyti Taip. tokius dalykus. O kokie yra veiksmingi valdymo ir gydymo būdai, kokie patarimai, pratimai, kuriuos galėtumėte pasiūlyti mūsų žiūrovams, kad būtų galima išvengti tokių pasiekmių kaip operacija, įtvarai ir kad būtų galima valdyti skoliozę? Tai šiai dienai labiausiai moksliškai pagrįstas ir efektyvumas patvirtintas yra Šrot metodas. Tai kas tai yra? Tai iš tikrųjų yra asimetriniai pratimai kartu su korekciniu kvėpavimu. Dabar iššifruosiu, kas tai yra. Taip, taip. Asimetriniai vadinasi nevienodi, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu mes atsigulam ant vieno šono, darysim pratimą, tai ant kito šono atsigulę mes to paties nedarysime. Taip turi būti trimatis gydymas. Taip, kaip ir pačiai pradžiai minėjau, kad tai yra trimatė deformacija, tai mes turim tokiu pačiu būdu ir gydyti. Labai dažnai siūlomas yra baseinas kaip puikus skoliozės gydymo būdas, tačiau tai nėra visiškai tikslinga, nes baseinas jisai nesukuria to trimačio efekto. O tai kas tada sukuria? Jeigu baseinas netitinka visų, sakykime, kriterijų, tai kas tada yra tinkamiausias? Būtent Šrot metodas. Taip, tai okay. Taip, būtent Šrot metodas. Kartais būna taip, iš tikrųjų, esant poreikiu yra gaminamas ir specialus skoliozės įtvaras, tai kartais neapseiname mes tik tai su Šrot metodu, kartais tai būna kartu ir metodas, tai yra specialūs pratimai ir toksai plastikinis ar ne skoliozės įtvaras, kurį vaikas turi dėvėti, jau ir 23 valandas ir, jau gyvenimo dalis. Iš tikrųjų, skoliozė yra ne tik tai pratimai. Tai yra jų gyvenimo filosofija, ar ne, iš tikrųjų tu turi prižiūrėti save visą laiką kasdieniai veikloje ir kaip tu sėdi, ar ne, ir kaip tu miegi, visą laiką galvoti. Gyvenimą turi koreguoti pagal šitą diagnozę. Taip. O ar įmanoma visiškai pasveikti? Turbūt nelabai. Ar įmanoma, jeigu tai yra pastebėta laiku, ar ne, augimo etape, kuomet kaulai dar pakankamai yra minkšti, mes galime juos koreguoti, ar ne, tai yra ir Šrot metodas, ir specialus skoliozės įtvaras, mes galime iš tikrųjų tai labai stipriai suvaldyti. Jeigu tai yra pastebėta labai vėlai, kuomet yra ir kaulinė branda pasiekta, ar ne, jeigu mes turim jau didelį laipsnį iškrypimo, tai dažniausiai nelieka kito kelio, tik tai kaip operacija. Ačiū, kad atvykot. Ačiū.